Sveiki, su jumis Solveiga ir šiandien noriu pasikalbėti apie laiką. Laiką kiekvienas turbūt suvokiame skirtingai. Kiekvienam gyvenimo tarpsnyje taip pat laikas yra skirtingas. Aš, pavyzdžiui, vis labiau ir labiau jaučiu, kad laikas lekia vis greičiau ir greičiau. Ar tai kaltos technologijos, ar tai kaltas mano amžius, nežinau, bet vis didesnę laiko dalį skiriu būtent laiko planavimui. Ir su jumis iš tiesų galiu pasidalinti vienu receptu, kuris būtent suvaldo tą laiko neturėjimą. Taigi linkiu aš jums rasti mielą veiklą, leidžiančią visiškai sustabdyti vidinio laiko tekėjimą. Ir tai gali būti bet kokia veikla. Tai gali būti piešimas, dainavimas, rašymas, mezgimas, modeliukų dėliojimas. Tai tiesiog ta veikla, kuri miela yra širdžiai. Ir mes būtent tuo metu pailsime ir mėgaujamės buvimu belaikėje erdvėje. Taigi, branginkime laiką, mokinkimės jo nešvaistyti tuščiai. Ir jeigu jums mano video patiko, spauskite like, dalinkitės ir iki kitų susitikimų. Viso Solveiga.